pamiškės, kur miškai sutinka su keliais, laukais, pievomis, pelkėmis, vandens telkiniais ir mūsų namais. Šiandien svečiuose Mila Monk, miško maudynių pradininkė Lietuvoje. Su Mila susipažinome knygų mugėje, kai vyko diskusija miško terapija vizija Lietuvai. Man paliko didelį įspūdį jos versta knyga Širinjoku, kur kalbama apie miško maudynės kaip atskirą koncepciją. Ir turbūt tai buvo tokiu savotišku pagrindu rastis Lietuvoje tokiai naujai rekreacijos krypčiai. Pokalbio metu Mila pasidalino, kaip atsirado ten, kur yra, kokią įtaką jai turėjo vaikystėje išnaršyti plotai aplinkui gyvenamąją vietą, plytėjusios pievos, didelis medis prie namų ir koks santykis su aplinka yra dabar. Tai šioje laidoje išgirsime daugiau apie pačias miško maudynės, ką tai reiškia, kaip tai veikia ir kaip tai pritaikoma. Bet tikrai patirtį veikiausiai įmanoma gauti tik tai su maudynių gidu, kuris kuruoja visą procesą, kad ta naujo pobūdžio patirtis ir pažintis su mišku būtų kuo sklandesnė. Tai kuo miško maudynės skiriasi nuo paprasto pasivaikščiojimo miške ir išgirsime šioje pokalbių serijos dalyje. Kol kas tiek ir iki. Ačiū, Mila, kad pavyko rasti laiko atvažiuoti Kauną traukiniu. Taip, Kaunas mylimas mano miestas ir važiuoti jį traukiniu, tai čia šventė. Ačiū, kad pakvietė. Malonu matyti. Tai kaip susiklostė, kad esi ten, kur esi, jeigu grįžtum į vaikystę, visą laiką buvo artima gamta, natūrali aplinka? Kiek save atsimenu, nuo vaikystės man reikėdavo vienumos ir tos vienumos būtent kažkur tai gamtoj. Na ir pasinagrinėjus ar ne kodėl, tai manau didelė dalim dėl to, kad esu itin jautrus asmuo, itin jautrus vaikas buvau, kur kai kurie dirgikliai galbūt veikia stipriau negu dauguma žmonių. Tai, ir empatijos labai daug visą laiką. Tai viena vertus ta empatija duoda tai, kad susitapatini ir su aplinka, ir su žmonėmis, jauti jų emocijas labai, kaip savo praktiškai ir visai to nenorėdama. Ir kai esi vaikas, net nežinai, kad kažkaip kitaip gali būti. Ir dažniausiai susitapatini vėlgi su kažkokiais skriaudžiamais, silpnesniais, gyvūnais ir taip toliau. Tai kiek save atsimenu, man visą laiką dėl kažko širdį skaudėdavo. Tai gamtoj nuo to kažkiek gali ir pailsėti, pabūti ir pabūti su savim tokia, kokia tu esi, niekam nekliūnanti. Iš ankstyvos vaikystės tai atsimenu laimingiausius kažkokius momentus, kai būna blyksniai. Kai einu, visiškai matyt maža buvau, nes taip tvora labai aukšta, prisimenu labai aukštą tvorą ir čia kaime Ukrainoje, kur aš gimiau Ukrainoje ir iki 5 metų augau. Tai iki 5 metų tai buvo. Ir einu ir saulė šviečia ir pro tvoras gėlės ir augalai visokie. Ir aš skinu tas gėles. Ir jaučiuosi tokia, truputį nusikaltėlė, nes skinu svetimų žmonių gėles, bet tuo pačiu ir man labai, labai smagu, kad aš viena kažkur einu, aš tikriausiai nejau kažkur labai toli, nes tokio amžiaus manęs niekas nebūtų išleidęs. Bet man laisvės pojūtis ir tokio buvimo su savim ir su ta gamta ir kažką aš tokio veikiu, kur gal nelabai galima, bet labai man smagu, tokie kažkokie. Ir po to vėlgi medis kažkoks prie namo augo, labai labai didžiulis, man taip atrodė, kuris, tai buvo laukinė trešnė.
Ir tas toks gyvenimas su medžiu, medyje, po medžiu, nes mes kaip vaikai ten ir lipdavom į jį, nes tos trešnės aukštai labai augdavo, nes didelis senas medis. Ir laukinės trešnės, jos tokios, mažytės juodos tos uogos. Ir aukštai reikia lipti, kad prisiskintum. Ir kaip žydi tas medis pavasarį, toks visą laiką su tuo medžiu. Ir atsimenu, kai reikėdavo po to darželį mokykloje piešti namus, tai aš pieždavau medį ir už to medžio namai. Tai man kažkaip matyti labai tas medis buvo su tapatybė, su namai susijęs. O Lietuvoje gyvenant, gamtinai buvo kažkur šalia, miškas ar kažkas tokio, ar miestas? Miestelis nedidelis, bet mes jau gyvenom bute, antram aukšte, bet vėlgi už lango buvo medis ir jo rūšės aš nežinau, neprisimenu. Tik tai atsimenu tuos šešėlius visą laiką naktį, kai guli ir žiūri į sieną ar ne to medžio šešėlis. Ir šiaip karstydavomės, vėl kažkoks toks ir vaizdas pro langą įprastas, bet ir tas buvimas visą laiką šalia gamtos. Dar iš prisiminimų tai pavasaris ir tie tekantis visokie upeliai, guminiai batai ir mes einam braidžiot ir tokio kažkokio labai didelio stebuklo jausmas. Aš nežinau, gal čia vaikai visi tą patiria, bet tas būtent, kai jau tirpsta viskas ir tu gali braidžiot, ir aš atsimenu dar sąsiuvinius mes kažkokius neždavomės gamtos stebėjimui susirašyti, ką mes ten rašydavom, aš neatsimenu. Ir dar kažkokius akmenis rinkom ir darėm akmenų parodą, apylinkių akmenų parodą. Toks, atrodo, tarsi savaime suprant, bet žaidimai tokie kažkokie būdavo. Ir po to jau irgi, kai paauglė buvau, tai daug labai po laukus bastydavausi. Tai, nes tuo metu mes gyvenom Šiaurės Lietuvoje, lygumų krašte, tai ten tų miškų taip, paaukoti jie agrariniams tikslams dėja. Ir daug tų laukų, pievų, tuo metu dar buvo ir natūralių jų daugiau. Tai kažkaip tiesiog išeiti į tuos laukus, mes vadindavom einu į laukus, tai eit į tuos laukus ir tiesiog būt. Ir vėlgi, manau, dėl to, kad ten gali pabūti su savim ir pabūti savimi. Ir tas stebėjimas, tas natūralus. Tu to nevadini kažkokia metodika, ar ne, tuo metu, kai esi vaikas, paauglys, tiesiog eini, kur tau smagu. Ir atsimenu, aš tai dar ir labai daug skaičiau. Mano pagrindinis pasaulio pažinimas buvo iš knygų. Tai man tie laukai tokie labai siejosi su anglų romanais ir kai eidavo ten tos damos pasivaikščioti tuos visus moors, į tas visas, viržių, tas kalvas. Tai panašus kraštovaizdis tose mūsų lygumose buvo. Tai vėlgi ir kažkokių ten gyvūnų sutinki, tiesiog pabūt su savim. O iš artimos aplinkos tėvai, ar kas dar tenais supdavo tuo metu, tai jie skatindavo, tarkime, pasiimti sąsiuvinį į mišką? Neatsimenu, kad mane mama labai būtų skatinus būtent eiti kažkur į laukus. Su mama labiau gal apie literatūrą būdavo reikalų, nes mes abi labai daug skaitydavom ir kažkaip ir daug labai aptarinėdavom. Tai gal mama labiau iš tos pusės. O tas... Bet kita vertus ir palaikydavo jinai mane nemažai iš vis mano idėjose ir šiaip kai galvoju, kas mane iš žmonių, tokių, kurie mane visą gyvenimą palaiko, tai labai stipri yra mamos linija, kur mes labai gal skirtingos, bet kažkaip tą tokį bazinį palaikymą, būti savim, būti tokia, kokia aš esu, tai labai iš jos jaučiu. Tai nuo mažens lydėjo knygos ir dabar lydi? Taip, tai tas skaitimas niekur nedingo ir iki šiol daug skaitau, dabar dar gal ir į audio knygas perėjau, ko aš galvojau niekada nebus, nes esu labai vizualinės atminties žmogus.
bet atradau ir tą audio knygą, ir tą, įskaitimo visą, to klausimosi ir skirtingų balsų, ar ne. Ir taip pat ir dirbu šitoj srity, nes esu ir vertėja. Tai dabar verčiu knygas, tokias, kokias aš noriu. Dažniausiai pati pasiūlau leidyklai, kas mane įkvepia, kas manau, kad būtų reikalinga lietuviškai. Tai, taip, darbas su kalbom, su knygom, tai irgi mano kaip ir aistra yra. Ir raktažodis, tas miško maudynės, kaip jisai atsirado horizonte? Pirmą miško festivalį nuvažiavau 2018 metais, Anykščių Šilelyje jis vyko. Ir tuo metu ten mums skaitė paskaitą daktaras Čingli, imunologas japonų. Tai buvo labai neįtikėtina, kad jis atvažiavo į Anykščius tiesiog šiaip, nes jis yra vienas iš tokių, garsiausių asmenybių miško terapijos srity. Ir jis mums skaitė paskaitą apie savo tyrimus, būtent kaip miškas veikia imunitetą, ir pristatė ką tik pasirodžiusią savo knygą Miško maudynės. O aš tuo metu bendradarbiavau su leidykla ir pasiūliau leidyklai, kad galbūt mes visai būtų įdomu išsiversti ir į lietuvių kalbą. Ir, leidykla labai palaikė šitą idėją, nors šiaip žmonėms, kaip pasakydavai, tuo metu dar, kai nebuvo, Lietuvoje mažai kas kalbėjo apie miško terapiją, miško maudynės, tai, būdavo sunku suprasti ir kas tai yra ir kodėl čia gali to reikėti. Bet labai džiaugiuosi, kad leidykla tuo metu patikėjo šitą idėją, palaikė ir iš tikrųjų išleido tą knygą. Net, sakyčiau, daug gražesnė negu angliška, nes jinai angliškai buvo parašyta. Jinai į japonų kalbą buvo išversta net vėliau negu į lietuvių. Mes buvom pirmi, kurie išsivertėm, pirmiau už japonus. Tai taip. Tai va per šitą knygą. Ir tuo metu, kadangi nebuvo kur išbandyti miško maudynių, nei Lietuvoje, nei kiek bandžiau kreiptis kažkur ir Europoje, nelabai kažkaip man pavyko, kad kas atsilieptų, nežinau, gal tai man nesisekė. Tai tuomet nusprendžiau, kad reikia pačiai gal tapti miško maudynių gide ir važiavau į mokymus pati ne kartą neišbandžiusi seanso. Tai truputėlį rizikavau, nes galvoju, o jeigu man nepatiks, bet laimiai patiko. Tai... Kur vyko mokymai? Švedijoje, pietų Švedijos miškuose. Į tenais ta miško maudynių koncepcija jau anksčiau buvo taikoma, ar irgi šviežias reikalas? Šviežias reikalas, iš esmės, tai buvo tuometinis Europos miško terapijos institutas, ką tik susikūręs ir jisai mokymus vykdė įvairiose šalise. Tai toks, nestacionarus reikalas. Ir, aš buvau pirmose jų mokymuose. Po to tas institutas išsiskirstė į 3 kitus. Bet, taip, iš vis miško terapija ir ypač tuo metu tai buvo gana nauja praktika apskritai Europoje. Amerikoje jau tai seniau vyko, Japonijoje dar seniau, bet Europoje tai buvo ganėtinai nauja. Tai miško terapija, aš irgi su ją susipažinau tik tais per knygą. Ir atrodydavo, kad tam tikra žmonių grupė ar kažkas tai praktikuodavo galbūt nesąmoningai, ar ne? Ir tai tiesiog dar nebuvo sutiktas pavadinimas ir nebuvo metodikos. Tiesiog pasivaikščiojimas miške, rekreacija, kažkas tokio. Bet pati miško terapija savęs ir turi kažkokių daugiau tokių sudedamųjų, kad tai jau vadinama miško terapija, o ne šiaip pasivaikščiojimas miške, ar ne, gal galima plačiau sudedamusius. Vieni žmonės būna labiau linkę į tą tokią dėmesingumą, ar ne, dėmesingą
buvimą ir šiaip aplinkoje gyvenime, ar ne, ir galbūt gamtoj. Tačiau nuo paprasto pasivaikščiojimo miško maudynės, miško terapija skiriasi tuo, kad, turi struktūrą. Miško maudynės jau turi struktūrą, yra seansas, mes vadinam seansais, ir trukmė yra 2-3 valandos, tam tikra seka, ar ne, ką mes darom po ko. Aišku, tame yra labai daug ir improvizacijos, tos struktūros viduj, bet tą struktūrą vis tiek mes išlaikom tam, kad būtų lengviau patekti į tą tokią gilaus atsipalaidavimo būseną, patirti ją ir per tos pojūčius pasinerti kuo labiau į miško aplinką. Kai eini su kažkuo, tai dažnai kalbėsi, visai galva kitų užimta ir būna, kad net nepastebi, pro ką tu praėjai, ir nelabai ką girdėjai, nelabai ką užuodėjai. O jeigu vienas eini, tai dažnai būna, kad mintise savo, ar ne, jeigu ne ausyse su kokiu nors ten tinklalaide, kas nėra blogai, bet tiesiog tai jau nėra miško terapija. Tai kai esi būtent miško maudynėse, tai galima ir su kitu, ir savarankiškai, tai jau nusiteikė tas 2-3 valandas pabūti kitaip. Jau pasinerti visiškai, ar ne, per visus pojūčius. Miško maudynės tas metas, kai, jau visiškai įsibūni į aplinką, į vietą. Nes būna, kad pro kažkur praeini ir atrodo, taip gražu, taip faina, norėčiau čia sugrįžti. Tai miško maudynės jau tada, kai sugrįžti, ką norėtum veikti, kai sugrįžti į tą vietą, ar ne? Išsibūni jau iki galo ir tarsi toks 3D vaizdas atsiveria po to. Žmonės po to dažniausiai sako, kad jau dabar kitaip visai matysiu mišką ir pats atėjęs. Visai kitus dalykus pamatai ir pajūti. O kirtavietėje miško maudynės įmanomas? Žiūrint, koks tikslas, šiaip tai, miško maudynių, jeigu toks terapinis, kad poveikis būtų ar ne, tai reikia, kad kuo streso mažiau. Tai žmonėms, kuriems, ta kirtavietė ar ne kelia stresą, tai čia jau nebebus terapinis poveikis, galima padaryti kokį nors, gedėjimo ritualą. Žmogaus gyvenimas nėra vien tik malonus ir teigiami dalykai, reikia priimti kažkaip ir integruoti į save ir tuos, kurie, neigiamai veikia, ar ne? Tai aš visai matau prasmę tokių kažkokių ritualų, ar ne, pripažinimo ir priėmimo, bet, tai nebus miško terapija. Kaip japonai sako, kad geriausias poveikis ir fiziniam kūnui, ir psichikai yra, kuo miškas didesnis, tankesnis ir senesnis. Tai yra sengirė. Jų tyrimai rodo, kad tobulai pasikeičia organizmo parametrai, ar ne, tokiose vietose. Tyrimais grindžiant, reiškia, reikia ieškoti būtent tų vietų, o kaip jų pavyksta rasti, tarkime, aplinkui sostinę, aplinkui Vilnių? Tai vėlgi tie patys japonai sako, kad ir kiek žmonių turi galimybę į tą sengirę nuvykti ir kaip dažnai. Geriausias miškas tas, kuris yra arčiausiai namų, nes miško terapijai svarbus reguliarumas. Tai tą išsiugdyti įprotį, pabūti dėmesingai be pašalinių trukdžių, ar ne, gamtoj. Tai Vilniui mes nesiskundžiam trūkumu tų vietų, net miesto centre aš gyvenu, tai man darbo vieta, pavadinkim, yra 5 minutės kelio Belmonto draustinis, ar ne. Sapieginės miškas, net Vingio parke. Esu ne kartą vedusi miško maudynės, ten aišku truputėlį dėl žmonių srautų ir triukšmo gali būti problemų, bet šiaip pats Vingio parkas tai yra stebuklinga vieta. Tie brandus medžiai, ar ne? Tos 2-3 valandos žmogui pirmą kartą dalyvaujant, atrodo, tarsi suteikia galimybę kitaip pažiūrėti tą aplinką ir įjungti savo tos jutėjimus, ar ne, kvapas,
uoslė teisingiau, lytėjimas, skonis, ragauja kažko per miško terapiją? Ragaujam. Na, dažniausiai būna arbata pabaigoje iš miško augalų, bet ragauti galima, tarkim, ir miško orą, kvėpuojant pro burną, ar ne, ir pasižiūrint, kaip įvairias liežuvio sritis, kokį skonį jaučia, nes miško oras ir kvapą turi, bet ir skonį turi. Aišku, priklausomai nuo metų laiko, tai būna, kad Liepos mėnesį mes prisiragaujam daug uogų visokių. Ir ten kiškio kopūstai labai einami pas mus yra ragavimui. Įdomu, tas sezoniškumas, kažkuris metų laikas yra mažiau tinkamas arba labiau tinkamas propaguoti miško terapiją. Na, aš kalbu apie būtent susitikti grupėse ir skirti tą laiką, ne pavieniui. Sakyčiau, kad nėra tokio laiko, kur mažiau tinkamas būtų, nes kiekvienu metu miškas labai skirtingas. Ir vien pastebėti tos skirtumus yra jau įdomu. Kitas dalykas - prisitaikyti prie to gamtos ritmo. Prisiderinti, ar ne? Nes žiemą išėjus į mišką, stebėti, kaip miškas ilsisi, o kažkas gal nesiilsi, ar ne, kas vyksta. Nors atrodo šiaip tai ir nepastebėtum, bet kai sustoji, sulėtėji, labai daug visko ir pamatai. Tai tik tai tiek, kad, šaltuoju metu organizmas galbūt daugiau resursų turi naudot, kad kad išliktų tam komforte, ar ne. Tai, tinkama apranga ir taip toliau. Tai tas sulėtėjimas vėlgi būna, mes vis tiek lėtai viską darom, tik tai tarp miško maudynių kvietimų, pratimai vadinami kvietimais, kartais ir pasportuojam ar sparčiau paeinam, žiūrim pagal situaciją. Tai tarkim vasarą, kai šilta, vėlgi, kai ne per karšta, tai gal to komforto daugiau pačiam kūnui. Ir kai tu ant samanų gali pagulėti, kai basas gali praseit, kitaip tiesiog būna, bet aš net nepasakyčiau, kada man labiau patinka. Man labai ir žiemą patinka. Atrodo, kad čia ir yra privalumas man, žiūrint iš šono, suprasti, kad visada yra ką pamatyti, ar ne, nebūtina važiuoti į kažkur labai toli, kad tada turbūt skatina tiesiog tuose mažose dalykuose išvelgti tą gyvybę supančią ir tada jau nebegali žiūrėti taip pat į tą aplinką. O kaip dėl gidų? Netaip senai, 2018 pirmą kartą Švedijoje, o dabar jeigu žmogus, tarkim, jau jaučia, kad jis irgi nori vesti maudynes, tai ką daryti? Tai dabar mes Lietuvoje turim Sveikatos mokslo universitetas, turi kursą gamtos ir miško terapijos gidų. Tai puikiausiai nereikia jau niekur net važiuoti. Ir, norint galbūt tos daugiau praktikos, tai mes su kolegė Katažina Simonenko iš Lenkijos, jinai yra psichiatrija ir miško terapijos viena iš pagrindinių atstovių Lenkijoje, tai ketinam pavasariop, vasarą iš tikrųjų rengti irgi kursą Belovežo giriai. Labai įdomu, Belovežo giriai. Tegi lankytis kartą. Organizuojate tenais tos mokymus, kursus ir kiek laiko jie trunka? Savaitę tokio, intensyvaus pasinerimo pačiame miške, bet taip pat ir teorijos daug. Po to 3 mėnesių nuotolinis darbas labiau su mentorium, jau toks asmeninis ir labiau jau tada vėlgi praktinis, nes per tą mentorystę žmogus turi pats praktiškai jau paruošti miško maudynių seansą, apsitariant su mentorium, ar ne,
ir pravesti juos. Ir po to dar 3 dienos vėlgi miške ir jau ten egzaminavimas ir užtvirtinimas. O kaip rinka? Jinai pasiruošusi priimti tiem gidam, jiems būtų ką veikti, paklausa yra? Lietuvoje mes turėtumėm turėti kiekvienam kurortiniam mieste ir miestelėje tokią paslaugą, nes pas mus tiesiog tobulos sąlygos tam yra. Ir manau tikrai, kad aš nežinau, man kažkaip net nesinori kalbėti tokiais terminais apie rinkas, nes kai pradėjau šitą veiklą, iš tokio labai idealizmo ir tokio aktyvizmo, galbūt kaip švelnusis aktyvizmas čia mano buvo. Bet aš manau, kad tikrai poreikis yra ir labai džiaugiuosi, kad dabar vis daugiau atsiranda tų gidų, nes pradžioje, kai aš buvau viena, tai kur mane pakviečia, ten turiu važiuoti, nes man būdavo toks, o kas tada, jeigu ne aš, žmonėm reikia, tai dabar jau turiu ką parekomenduoti, kad kažkurioje vietoje ten yra kitas žmogus, tai manau, kad visiems užteks. Tose gidai ar ne, kurie, aišku, gal vedžioja po lankytinus objektus ir miško terapijos gidai, jie irgi susidaro kažkokius savo maršrutus, turi kažkokią sistemą, ar ne, tam tikras lokacijas, kuriuose tiesiog per laiką pajauti, kad tai geriausiai veikia. Taip, tai viena iš mokymo dalių, viena iš temų, tai kaip maršrutą pasirinkti, nes miško maudynių maršrutai, miško terapijos maršrutai, jie vis tiek, skiriasi nuo žygių maršruto, ne, yra ten, pagal tam tikrus principus, pagal tai, kaip geriausiai žmogus pasijaustų, ar ne. Tai taip, vėlgi kiekvienas gidas pagal savo asmenybę dar taip pat renkasi, kas jam labiau tinka, kas jam įdomiausia ir pagal vietovę, tai taip. Metodika, kaip suprantu, vis geriau aiškėja tas toksai paveikslas, kaip vyksta ta miško terapija ir kad ruošiama knygos vertimas, kurioje bus daugiau būtent apie visus principus. Taip, tai su leidykla Alma Litera mes išleisim knygą vieno iš tos metodikos pagrindinių sukūrėjų, Amosas Cliffordas, amerikietis, tai ir jo knyga, būtent dar tiksliai mes nenusprendėm dėl pavadinimo, bet maždaug praktinis miško maudynių vadovas. Tai ten ir visas tas principas, ir to seanso struktūra, ir daug kvietimų pavyzdžių. Kaip jis pats sako, rašo toj knygoj, kad miške labai daug kvietimų, ar ne? Upelis pakviečia tave pabraidžiot po jį, ten samanų pievelė pakviečia atsigulti ir stebėti debesis. Tų kvietimų tiesiog tą pastabumą reikia įsijungti. Bet jis pateikia ir tų pavyzdžių, kurie šiaip, kaip gairės galbūt labiau yra. Ir pačiam dalyviui, nes miško maudynėse niekada nebūna prievolės, niekada nebūna nei vertinimo, nei pažymių kažkokio, nei neteisingo atlikimo, ar ne? Tai toks, už tai mes ir vadinam ne pratimai, o kvietimai, nes visą laiką yra toks, kad pakviečiu kažką daryti. Ir žmogus gali visai jausti, kad tai ne jam, tai kažkaip kitaip galbūt daryti, arba iš vis tiesiog pabūti tuo metu, jeigu jam netinka. Ir taip pat tos kvietimų pavyzdžiai gali būti ir ta eiliškumas gali būti, kokie maždaug turi būti po ko, bet visą laiką yra daug improvizacijos gidui pačiam. Labai priklauso nuo oro sąlygų, nuo grupės, nuo nuotaikos, daug nuo ko. Tai čia tikrai labai daug ir kūrybos yra tame. O kaip žmonės, kai vėl pasižiūrėjus, kur, tarkim, labai kažkiek pragmatiški, ar ne, kur
susigundė visgi, arba važiavo kompanija kitų žmonių ir tada jie irgi atvyko, kurie žiūri į mišką, sakykime, paprasčiau, nelinkę stengti detalės, ar ta terapija, praktiniai visi žingsniai kažkokį atidaro kitus kanalus, paskatina kitaip pažiūrėti aplinką. Tikrai taip, esu mačius nemažai jau per tuos metus, kiek aš dirbu intensyviai ir labai daug žmonių, labai daug grupių turėjau. Tai tikrai labai įvairių žmonių ateina ir tie, kurie ateina į tuos seansus, kaip vadinu, vieši seansai, kur aš paskelbiu ir žmonės užsiregistruoja, tai paprastai jau kažką žino ir tiesiog, tiesiog nori, ar ne? Tai viena auditorija, bet būna tie, kuriuos kažkas atsiveda, pasikviečia, atsiveda, arba, būna kažkokios darbuotojų kompanijos, arba šiaip kokia, šventė kažkokia ir kažkas pasikviečia, ar ne? Tai tada visai visokių būna, kurie galbūt, kitaip laisvalaikį leidžia. Bet daugumą paveikia taip, kaip vis tiek tas miškas, jisai kiekvieną perkeičia. Ir ypatingai po tokių ramesnių kvietimų, kaip mes turim ir meditacijos dalį, kur žmonės užsimerkia ir, kol vyksta ta meditacija ir po to atsimerkia po 15 minučių, tai dažniausiai atsimerkia jau kitokiais veidais ir patys sakom, mes visai jau kitaip atrodom, nes mūsų šiuolaikiniam gyvenime vien tai, kad tu 15 minučių būni be pašalinių kažkokių trikdžių ir užsimerkęs, ar ne, ir tarsi neužsijėmęs kažkuo labai svarbiu, jau yra, toks sustojimas nuo to gyvenimo, jau tu kitoks. Tu tiesiog, sustoji, galbūt tau per savaitę pirmas sustojimas 15 minučių tai buvo. O kitas dalykas, aišku, miškas veikia. Kvapai, garsai, ar ne, tas kažkokios tekstūros, jos vis tiek, turi savo poveikį. Gal net jeigu mes sąmoningai to galim ir nesuvokti, bet vis tiek poveikį turi. Yes. Ir viskas prasidėjo taip idealistiškai, ar ne, kur atrodo kažkas įdomaus, tiesiog, o kur dabar tai veda, kokios mintis, kokia galėtų būti šitos krypties ar srities ateitis, jeigu Lietuvoje. Ir nekalbėsiu už visą Lietuvą, nes manau, kad tiesiog ateina kažkokia, ar ne, nauja idėja ir jinai po to gyvena savo gyvenimą, gali per mane ateiti, per kažką kitą ateiti, bet tiesiog matyt buvo tuo metu poreikis visuomenį ir jinai per kažką taip ir atėjo ir tada jinai gyvena savo gyvenimą. Tai ačiū Dievui plinta ratas tų žmonių, kurie tai daro ir apskritai kaip, pati šita praktika kaip rekreacinė, ar ne, tai labai aš manau, kad labai gerai, kad kažkokia veikla miške yra, kuo tu gali užsiimti ir kad mums reikalingi tie miškai, kad mums reikalingos tas žaliosios erdvės, galbūt, tai yra ir pavojus nueiti į tą vėl antropocentrinį požiūrį, kad čia vėlgi žmonių poreikiams, tai yra, ir tų tokių etinių klausimų, tarkim, miško terapija yra viena iš gamtos terapijos rūšių, iš ekoterapijos, ar ne? Tai ekoterapija jau yra įvairių, yra ir gyvūnų terapija, ir ornitoterapija, tai yra paukščių stebėjimo terapija, ir ko tik nėra, ir sodininkystės terapija. Ir kalbama vėlgi apie tą etinį klausimą, kad, tarkim, ar žmogus turi teisę, kalbant apie gyvūnų terapiją,
vėlgi išnaudoti gyvūnus tam, kad, savo sveikatai, ar ne? Čia daug tų klausimų. Lygiai taip pat ir apie mišką. Labai svarbu tas priėjimas ir požiūris, ar ne? Tas vis tiek turi, tas tausojantis požiūris, tas toks ekocentrinis turėtų išlikti, kad dėl ko mes tai darom, kad tai yra ryšio užmezgimas ir tas ryšys abipusis. Mes ne tik imam iš miško, ar ne, mes ir duodam tą, to požiūrio keitimu, ar ne, to tokio, ką miško maudynės duoda, tai leidžia tau pasijausti dalimi miško. Ne, kad tu ateini, yra tas irgi dar motyvas, kad žmogus parazituoja, kad mes čia kenkiam, mes vien tik tai tokie blogi, ar ne? Bet iš esmės mes sutverti lygiai taip pat, kaip ir tas miškas, ar ne? Ir mes buvom sutverti būti čia. Tai, svarbu, kaip tu čia būni. Tai tas toks, ekocentrinio požiūrio, to tausojančio, kad nenutrypti to miško, nevedžioti tų grupių tuntais į tą pačią vietą. Ir vėlgi, ką veikti tam miške, kad, jeigu vienas iš kvietimų yra menas, tai nedraskyti tų sąmonų, edukuoti vėlgi tuo pačiu, ar ne? Tai tas požiūrio klausimas. O klausai to? Kokia ateitis nusimato ateityje, nes tiesiog žiūri tendencijas, kad atsirado knyga viena, tada atsirado kita, tada netgi universitete jau galima tą sritimi lavintis ir kur dar tai gali nuvesti. Tiesiog gilinantis, ar ne, vis tiek kažkokie matosi tolimesni žingsniai ir tiesiog įdomu išgirsti. Tai aš manau, kad maudynių miško terapijos gidas bus kaip lygiavertė profesija, tiesiog ir turėsime specialistų, ir jau turim. Tai aš manau, kad tokia ir ta ateitis. Ir tuo pačiu yra daugybės ryčių, kur galima, ką galima toliau su tuo veikti. O jeigu man, apie mane pačią kalbant, kas toliau, nes man taip sunku iš vis apie visą Lietuvą kalbėti, ar ne, aš nesijaučiu atstovė. Tai šiaip mane dabar viena iš sričių, kuri mane domina šiuo metu ir ką aš dabar mokausi, tai ekolingvistika. Tai ir tarsi mano dvi sritis susijungia, kalbos ir aplinkosauginiai klausimai. Tai jeigu taip visiškai paprastai aiškinant, kaip žodžiai, kuriuos mes vartojam ir istorijos, kurias mes pasakojam, kuriomis mes gyvenam, kokią įtaką turi mūsų požiūriui į gamtą ir veiksmams jos atžvilgiu. Tai tarsi, man visą laiką įdomu kapstyti giluminės priežastis, dėl ko kažkas yra, ne, dėl ko mūsų požiūris į gamtą toks, dėl ko kas mus privedė prie tokios situacijos, kokia yra dabar, prie klimato krizės ir daugybės krizių, mes polikrizės kontekste gyvenam. Tai, tos giluminės kažkokios priežastys, ar ne, to nutolimo nuo gamtos, to atsiskyrimo, kad yra žmogus, yra gamta, tai viena iš priežasčių ir yra tos ir istorijos, kuriomis mes grindžiam savo pasaulėvoką ir žodžiai, ar ne? Tai šiuo metu studijuoju tai, o į kur tai mane nuves, tai dar nežinau, bet panašu, kad einu į tą pusę. Kokio ploto reikia daugmaž teritorijai? Jinai gali būti ir, kaip suprantu, ir didelė, kur daugiau tiesiog kilometrų prisisuka, bet jinai gali būti ir kažkokia kompaktiška erdvė, tiesiog kokie kriterijai, nes tiesiog galvoju, kad jeigu pagal lokacijas žiūrint, tai tikrai tose miestuose, kurortuose yra daugiau tų tokių tinkamų erdvių, o
O jeigu yra kažkokia specifinė lokacija, sakykime, sodyba, kurioje vyksta tam tikri renginiai ir tada tiesiog išplečiamas paslaugų spektras ir tada galbūt ten gali būti vystoma miško terapija. Tai minimalus toksai plotas, koks jis galėtų būti. Patys japonai sako, kad miško maudynėms, per miško maudynės reikėtų svarbiausia nepavargti ir neskubėti. Mažiausiai 20 minučių, bet optimaliausia yra 2 valandas ir per tas 2 valandas nueiti nedaugiau 2 kilometrų. O galima net ir po vienu medžiu visas miško maudynės pravesti. Tai čia labai priklauso, o kalbant apie teritorijas žmonių, tai galima, tokį, jeigu įsirengti savo miško maudynių taką, tai kokio kilometro ilgio tikrai užtektų. O kokia žmonių grupė yra optimali? Optimaliausia 10-15. Yra tekę ir didelėms grupėms vesti, bet aišku, tai tada kita specifika. O amžius? Esu turėjus tokių lygiaverčių dalyvių nuo 4 metų amžiaus. Labai lygiavertiškai berniukas dalyvavo ir dalinosi įžvalgom taip, kad mes ten klausėm. Iki, nežinau, vyriausia gal buvo 80 kelerių metų. Močiutė atėjo su anūkė ir aš galvojau, kaip mes, jau mąsčiau, kaip mes prisiderinsim prie jos ritmo, ėjimo, nes jinai su 2 lazdelėm. Tai jinai pirma visur lėkdavo, mes ten vydavomės ją. Tai kaip ir amžiaus ribų nėra, čia galbūt labiau žmogaus polinkis, temperamentas, nežinau. Tai pačioj grupiai gali būti aikiza, ar ne? Visiems ta terapija jinai praktiškai pritaikoma. Taip, pritaikoma, bet vėlgi prisiderinam. Jeigu vaikų yra daugiau, tai su vaikais vis tiek truputėlį kitaip dirbama, labiau kaip žaidimo forma ir tie patys kvietimai formuluojami kaip žaidimas. Tai jeigu tokia grupė, kur daug ir suaugusių, daug vaikų, tai aš pasikviečiu kolegę, kuri pasiima vaikus, aš tada su suaugusiais, bet sakau, labai priklauso nuo to ir kokie vaikai būna vaikai, kurie lygiavertiškai dalyvauja su suaugusiais ir kuriems ne problema ramiai 2 valandas būti miške. Nes, čia gal svarbiausia. Kai manęs paklausė, ar galima vaikus atsivesti, tai paklausiu, įsivertinkit, ar nebus nuobodu 2 valandas ramiai būti miške vaikų. Jiems reikia aktyvumo, ar ne, kažkokio dažniausiai? Taip, jeigu aktyvesni vaikai gali būti sunkiau, tai tada geriau gal atskirą grupę daryti atskirai vaikams. Vieną tokią knygą nesinai teko matyti ir mačiau, kad irgi tarinais skaityti, nematyti. Kaip užauginti gamtos vaiką? Taip, Scotto Thompsono. Ir ten tokie paprasti patarimai, ar iš tos miško terapijos perspektyvos kažkokių bendrumų greičiausiai galima rasti, ar ne? Aš tiesiog galvoju apie tai, kad pats turiu ir bandau juos pagal tą principą kažkiek lavinti, kad mes pastebėkime paukštį, pažiūrėkime pėdutės, ten visokios tokios smulkmenas, bet vis tiek augame mieste ir atrodo, kad tą gamtą miestas lengvai nukonkuruoja paprasčiausiai ir tada automatiškai viskas atsispindi, kaip tvarkomi želdynai, kaip prižiūrimi seni arba kaip įveisiami nauji. Ir atrodo, kad tos jaunosios kartos lavinimas jisai visokeriopai reikalingas. Tai ta knyga, jinai turi daug praktinių sumetimų, bandytume kažkaip per savo irgi prizmę susisteminti kelis patarimus. Taip, tą knygą tikrai labai rekomenduoju, jinai ne tik tai praktinių patarimų turi, bet jinai labai gerai tą visą apžvalgą padaro, kodėl mes esam šitoj situacijai, kokioje esam dabar. Ir taip pat jis ten, tokie patarimai, kokia gamta yra, skirsto gamtą į tą technologinę, arti esančią
ir kažkokią laukinę gamtą. Aš pati dar papildyčiau, kad yra kambarinė gamta, tai kambariniai augalai ir gyvūnai irgi taip pat gamta, irgi vaikas gali užmegzti ryšį. Tai yra net piramidės, poreikių piramidės, kiek kokios gamtos vaikui reikia. Tai piramidės viršui būtų ta laukinė gamta, kur kartą per metus ar 2 kartus per metus kažkur išvažiuoja į gamtą, į kokius kalnus prie jūros ar kažkur, kur tu ne kasdien gali. Bet tas pagrindas piramidės, ko daugiausia reikia, tai tos šalia namų esančios gamtos. Tai to tokio kasdienio ryšio. Tai kaip aš pati savo vaikus į tą gamtą išsitempdavau, nes man, kadangi jos visada reikėjo, tai noriu, nenoriu, vis tiek tos ir vaikus, kol dar maži buvo, tai kiek kur gyvendavom, visą laiką šalia kažkoks miškas ir bent kartą į savaitę mes ten einam. Ir į tas pačias vietas, kad vaikas, prisiriša, turi savo kažkokias vietas miške ir kur tu sugrįžti ir stebi, tu žiūri, kas pasikeitė, ar ne? Mes sakydavom, va čia mūsų kambarys, kambarį kažkokį turi. Vaikus labai dar padeda privilioti piknikas. Pas mus kakava visą laiką. Tai sekmadieniais, tarkim, mūsų pietus būna piknikas miške arba kakava miške. Žiemą labai smagu nusinešti karšto gėrimo į mišką. Ir tokį, kad jaustųsi, kad čia, sava, ar ne? Ir kad mokytųsi to pastabumo. O pastabumas, ir yra, kai kas kart grįžti į tą pačią vietą ir juk miške viskas pasikeičia, ryte nueisi, vakare jau visai kiti kvapai, visai kiti garsai. Ir tu gali stebėti kaip istorija, kas čia nutiko, dabar ypač žiemą pėdsakai, ar ne? Tai labai daug istorijų gali pamatyti miške. Tai toks, kad tiesiog vaikas turėtų savo vietą miške ir jaustųsi savas. Ne kad retai ateina, arba kaip žmonės būna manęs, yra klausę, 10 pagrindinių miškų, kuriuos turėtų aplankyti miško maudynių entuziastas. Tai visą laiką sakau, kad čia šitas klausimas visai ne iš tos temos, nes tai nėra turizmas, ta turistavimo prasme, o tai yra, kad tu gali visą laiką eiti į tą pačią vietą ir pamatyti kaskart labai daug ko. Nereiškia, kad negalima keliauti į kitus miškus, tai irgi tas smalsumas, tai visa tai yra gerai, bet miško maudynių tas filosofija yra apie tą tokį, pastabumą ir tenkinimą, ne tenkinimąsi, bet buvimą ten, kur tu esi ir atradimą toje vietoje, kur tu esi. Netgi yra viena knyga, George Haskell, botanikas, ir jo knyga Forest Unseen, nematomas miškas, jis įsikvėpė iš budistų vienuolių, kurie pila mandalą metras ant metro, ar ne, iš smėlio, ir visą visatą pavaizduoja, ar ne, toje mandaloje, ir po to ją visą išardo ir vėl iš naujo. Ir jis įsikvėpė ir pradėjo važinėti į Sengirę, Tenesio valstijoje, kiekvieną dieną ir stebėti metras ant metro pločio miško paklotę. Ir parašė iš to knygą apie visus miško procesus. Iš to 1 kvadratinio metro tu viską gali ten pamatyti ir viską, ir aprašyti. Tai ir vaikams tą parodyti, kas gali, tą miško 3D vaizdą, ar ne? Buvo natūraliai susiklostę, kad visuomenė eina tokiu technokratiniu keliu, ar ne? Tiesiog ten renesansas, mašinos, lėktuvai, visa kita, ir tada galima pasiekti tolimiausius kraštus, užkopti į aukščiausią viršukalnę ir atsiranda toksai
gyvenime kontrastas, kur aš kažką darau, einu į darbą, ten atlieku tam tikrą funkciją ir paskui leidžiu savo skirti laiko kardinaliai pakeisti aplinką, šilti kraštai, šalti kraštai, bet jau dabar tai gausiu gamtos, bet praktikoje panašu, kad viskas byloja, kad principai šiek tiek kitokie, kur kaip tik geriau yra dažniau pamatyti tą artimą gamtą ir tada, kas tada žmogui būna, ko gali žmogus tikėtis, jeigu jis sąmoningai pasirenka, tiesiog labiau atkreipti dėmesį į tą supančią aplinką. Ryšys užsimezga. Ir tai ir yra galbūt esmė. Kaip užmegzti ryšį, tą abipusį ryšį su aplinka, su gamta ir kad, pamatyti pajausti savo vietą joje. Nes jeigu kažkur labai toli, ar ne, ir tai, kaip tu minėjai, kartą per metus, tai tu labai toks kaip svečias jautiesi, tai aišku, vėlgi gali būti labai transformuojančios patirtis. Žiūrint, kaip tu ten būni, ar ne, ir toj kažkokioj kelioniai. Gali labai turistiškai atsižymėdamas, kur ir pasifotografuodamas Instagramui, bet gali labai giliai tą ir pajausti ir gali grįžti ir visai kitaip matyti savo aplinką. Tai čia vėlgi nuo požiūrio priklauso, bet tas toks pastovumas, reguliarumas buvimo gamtoj, tai tiesiog padeda ryšį užmegzti, nes ryšių juk reikia pastovumo, reikia bendravimo, ar ne? Ir pastabumo, smalsumo, tai kaip ir žmonių tarpusavio santykiuose, taip ir santykyje su gamta, lygiai tie patys veikia principai. Žmonės, kurie nusprendžia sudalyvauti miško terapijoje, aišku, vieni turbūt vieną kartą ir jiems užtenka, ir būna tokių, kurie dažniau praktikuoja tai profilaktiškai. Taip, nemažai žmonių sugrįžta ir atsiveda savo giminaičius, kolegas, draugus arba dovanoja tą patirtį. Tai taip jaučiu, kad tokia bendruomenė yra. Tai yra poreikis, ne kartą žmonės klausia, kad, keli seansai iš eilės, tai dar aš to nedarau, tokie tęstiniai, bet šiaip yra galimybė ir taip, kad kas kartą pati grupė eina ar vis į kitą mišką, ar vis kitų metų laiku. Mačiau, kai kurie kolegos jau taip daro, tai nes, kaip jau minėjau, miškas kaskart kitoks ir tada tos miško maudynės vėlgi tada skirsis, kaskart bus kažkas kitaip. Kiek pati savo praktikuoji miško maudynę? Išeinu būtinai kasdien su šuniu ir tada jau, kai aš ją vedžioju, nes mes pasiskirstę esam šeimoje, kas kada vedžioja. Tai aš jeigu vedžioju, tai mes jau einam kur nors, kad, abiems kartu būtų naudos ir to džiaugsmo. Tai kai klausia manęs kartais, ar galima, ir su šuniu, miško maudynės gali būti, ar, vedžiojant šunį, vėlgi nuo požiūrio priklauso ir nuo to, kaip tu tą darysi. Net yra beje knyga Forest Bathing with Your Dog apie tai, kaip miško maudynės su šuniu. Ir kai klausia, kaip išmokyti šunį, būti taip ramiai, tai iš tikrųjų ne taip, atvirkščiai turėtų būti. Iš šuns reikėtų pasimokyti, nes šuo natūraliai pojūčiais vadovaujasi miške ir galima tikrai pasižiūrėti, kaip tą daryti. Keista man tą vadinti praktiką, nes man tai tiesiog natūraliai, tiesiog tai mano dienotvarkės dalis. Tai kada galima tikėti naują knygą? Pamatyti, perskaityti. Pavasariop, šį pavasarį tikrai jau bus, nes jau baigiamieji darbai prie jos vyksta. Su redaktorė dirbam. Bus vasaros skaitiniai. Tai ačiū. Ačiū tau.